Šiandien išbandysiu Muay Thai kovos menus. Kadangi 15 metų sportavau vieną sporto šaką, nusprendžiau išbandyti 10 naujų sporto šakų, kurių nesu gyvenime niekada lietęs. Šiandien treniruotę man praves žinomas UTMI kovotojas. Žygimantas Kudelis! Kudelis is pressuring Gedvinas in this fight so far. The winner! Padarysim lengvą treniruotę, pasimokysim kombinacijų ir tada stosiu akis į akį prieš patį kovotoją. Ir pažiūrėsim, kiek išmokau per vieną treniruotę. O dabar jam susipažinti su mūsų šiandienos treneriu. Tai šiandieną mes esame su Žygimantu Kudeliu. Gal Žygimantai galėtum porą sakinukų apie save pasakot? Aš esu 23 metų vyras iš Kauno, gimęs, užaugęs, sportuojantis sporto klubas Titanas, aktyviai leidžiantis laiką, mėgstantis žygius į mišką, taip pat muzikuoju, patinka įvairiausių stiliaus pobūdžio instrumentai, mušamieji ir birbynės. Dabar Žygimanto paklausiu kelių klausimų, kurių, manau, visi norėtų paklausti ir išgirsti atsakymų. Tai pradėsiu nuo pirmo klausimo. Kaip pas tave atsirado kovų menai gyvenime? Kada pradėjai sportuoti ir kiek laiko sportuoji? Dėkui už klausimą, dėkoju savo broliui Žilvinui, kurio dėka aš atradau kovos menus. Taip pat paauglystėje patyriau tokį silpnumą, kad aš negaliu savęs apsiginti. Ir iš to kilo noras sustiprėti, būti atsparesnis kylantiems agresoriams, kurie tave išprovokuoja ir kažkaip... Apsigint. Taip, apsiginti realiai. Ir pamačiau, kad, brolis jau lanko sportuoja ir jaučiasi tvirtesnis. Iš to atsirado vidinis noras, motyvacija irgi sportuoti, atsiduoti. Tai vyko 13-14 metų amžiuje, buvo poros metų pertrauka, bet irgi į dviratus gal labiau pasileidau į gamtą ir iš to toks nukrypau. Bet dabar džiaugiuosi, kad sportuoju profesionaliai ir palaikau tą pulsaciją 2 kartus į dieną, 5 kartus į savaitę. Šeštadienį truputį ramiau, bet vis tiek tą pulsaciją palaikau, o sekmadienį pirtelė mano mėgstama tokia pigėlė. Aš įginu sekmadienį pirtelę. Super, tikrai. Viską, tokį kaip lengvas pažingėlį, džiaugsmingą, bet Alkūnės kaip peilis. Net ašarą išbėgo. Atrovos palėtė. Tai kojytės apšilom, stosim prie maišo. Visiems įdomu, kaip tu atsiradai UTMI. Tai tiesą pasakius, prieš metus laiko vienas iš mūsų kolegų, sportininkų Edgaras Semeniov, negalėjo dalyvauti varžybose, kadangi iškeliavo į Ekvadorą. Tuo metu Artūrui Brižinskui ieškojo varžovo ir paklausė mūsų trenerio, ar yra kažkas klube tokios svorio kategorijų. Sako, turime tokį vieną veikėją. Galim pabandyti, pažiūrėti, paeksperimentuoti, kas čia gausis. Ir tuo metu vyko Utma Rising antras turnyras, kurį ir pakvietė sudalyvauti. Tai aš su ABBA super trupa daina, su charizma, išėjau į ringą ir susipažinau, ką reiškia ringas, kur yra mažai apsaugų ir yra visiškos muštynės. Tai čia realiai buvo tavo tokia jau pirma profesionalesnė kova? Taip, teisingai. Nes dar prieš tai kovodom su apsaugom, su šalmais, iki 18 metų su liemenė, o kai jau be kojų apsaugų, be šalmų, tai geras kontaktas. Kitas reikalas. Toks, labiau jauti tas kiekvieną palietimą. Jau mačiau stiprus dalykas. Aš tai nediklėsiu, tai mokas. Šiek tiek manau, šitas įdomiausias klausimas. Koks jausmas yra kovoti UTMI ringe, kurį mato realiai visa Lietuva? Tiek per ekranus namuose, tiek Žalgirio arenui. Kas dedasi galvoj? Aš iš tikrųjų nesusireikšminu, kad ten kažkas stebi, kažkas mato. Tiesiog einu daryti, būti geriausią savo versiją. Prieš ringą, po ringo ir visų renginio metu. O jau tokį, kokį mato, tai yra dalelė manęs. Ir aš džiaugiuosi, kad sužaviu, patinka, bet kažkaip galiausiai
nesiekiu susivėliau. Populiarumo ar... Jo, tokio, kad aš tiesiog noriu būti... Atėjai pakovot, Taip, atėjai pakovot. Visiškai toks... Atiduot save visą. Taip, kad, geriausia save parodyti, kokį galiu, kur aš darbą įdėjau ir stengtis nugalėti, laimėti ir būti geriausia savo versija. Tai labai nesijaudini išeidamas, atiduodi save ir bandai parodyti, ką gali. Jauduliukas automatiškai yra, jisai protas tavo supranta, kur patenka. Bet baimės yra, kad pralaimėsi, kad čia mane vis tiek pamatys kamerų pilna. Tokio nėra tokio, kad tau tiesiog, žinai, net kojos dreba. Ne, kojos nedreba, gal labiau viduje, tu žinai, kad dabar bus dabar iššūkis, pamėgins tave palaužti, pamėgins tave patasyti. Tu priemi tai, bet bandai paleisti. Toks, kad grįžti į momentą, kad tu dabar, čia esi, čia ir dabar, su komanda, su šeima, o jau kas bus, tai tik Dievo valia. Ir su tai tokia, žinai, stiprybės ir stuburu išeini, tikėdamas savim, tikėdamas, kad nugalėsi, pasitikėdamas savimi ir tada ryžtas ir motivacija veda tam kelyje. Aš tikiu, kad labai svarbu yra gebėjimas pasitikėti savo vidinę jėgą, ją atrakinti, kad tave jinai lydėtų kovoje ir gyvenime. Turime muitai treniruotę, tai pasimokinsime muitai elementų. Muitai stilistikoje, kovos mene, galimi gaudimo smūgiai. Žiūrėk, pakau, ir tu atsakysi iškart tiesiu. Žiūrėk, tu... Sunku, iš čia tavo neturiu iš ko trenkti. Tai taip, nes tu pirmas dalykas, tai sugeri smūgį, žiūrėk man smūgio. Iš šono matai, tik įkrenta. O aš tai taip... Pagauni smūgį. Ir iš to gali rankūnę arba ranką. Ir čia pagavimą tai tarkim iš rankūnę. Bet nepaimė. Gerai, dar vieną klausimėlį. Iš kur pas tave atsirado ta meilė gamtai? Birbynėm, instrumentam, kaip šitas visas atsirado? Nes aš atsimenu, mes su tavim kieme žaisdavom kašę, paprastas bičiokas buvai, tipo, jokių gamtų, jokių ten meilės medžiam ir gamtai nebuvo. Tiesiog būdavo energingas, paprastas bičiukas, su kuria būdavo smagu. Tai iš kur visą tai atsirado? Tipo, kas pasikeitė, kas atsitiko? Aš gamtą atradau savyje. Kiekvienas aš tikiu, kad turi dalelę ir yra dalis gamtos. Tai tiesiog supratau, kad kuo labiau mes ją pažindam, tuo labiau save pradedam pažinti. Ir kuo labiau mes nuolankiau ir ją implementuojam, priemam į savo gyvenimą, ją pritaikome, joje gyvename, su ją kvepuojame, su ją keliamės, tuo labiau mes tampame viena pulsacija. Tiesiog tu praplečia, toksai pasidaro, kad tu susiharmonizuoji su ciklais, su saulė tą pačią, keliesi su saulute irgi paleidi dieną su ją. Gal tas visas, kad ėjimas į tyrumą, į sveikumą, nes tas gyvenimo ciklai ir gyvenimas visą laiką eina, sukasi ir mokėjimas susiderinti ir atrasti, kurie yra atradimas, kurie yra tie taškai, kurie leidžia tau išnaudoti tave, tavo esenciją, būtybę iki pilnumos, iki to, nežinau net ko. Zen būsenos. Taip, tai yra susiderinimas su gyvenimo ciklais, su sezoniškumu, su gamta, ta visuma. Ir kai tu su įeini į ašį, tada supranti, kad tu esi geriausiai būsina, tu toks puikiai jautiesi ir tau nieko kito net nereikia, nes tu esi joje, jos dalis. Okay. O iš kur instrumentai, kodėl pamėgai taip instrumentus tos įdomesnius? Tikrai nežinau, daug kas yra birbynė, aš pas net nežinau, kiti visokie instrumentai, kur atsinešė į tos pokalbius, man patikdavo, kur jau matau, Žygimantas, instrumentai, jau traukėsi pagroti, jau. Iš kur čia visą tai? Taip, tai muzika, jinai geriausiai perduoda tavo vidinę tokia vaimo vibracija. Jinai universali kalba, kuri leidžia susikalbėti skirtingų atstovų žmonėm, kuri leidžia susikalbėti ir pajusti vienas kitą ne per žodžius, ne per kažkokius smūgiavimą. Muzika tiesiog jinai labai žavi. Jos pažinimas yra toks platus ir toks gilus, kai iš tikrųjų eiti ją yra taip pat gražu kaip ir į kovos menus. Aš nenoriu iš kovos menų. Pažiūrėsim, kaip rankos neįsis. Nesikeikim. Ai, atrodo, kad... Aš galėjau, nesumukais jau taip. Jūs kodas čia natūraliai akti. Ai, biškai silpniau. Išsities nugarą, pana išties. Ne, tai čia išeina į dėm tada. Inkalasas į dėm. Jau prie pat saulės.
Na kągi, atėjo tas lemtingas momentas įsiaiškinti, kiek išmokau per visą treniruotę ir kaip geriau tai padaryti, neigu eiti 1-1 prieš patį trenerį. Trepkas į nirnę išsiskardį, tiesiog pamiršti, bet toks pat kvapas dabar šičia viduj. Toksai, žinai, net pračiūkina. Geras. Susidėrime, man vienas kampo. Pavojas kampo. Jeigu jis nežino, kas jam bus, nežino. Aš iš tikrųjų 3 metus sportuoju, muitai, čia apsimetinėjau visą laiką. Duokit biškį, duokit pajaukti. Ui, savo. Nieko nematau. Mano. Kaip išpinę patogu. Einu, mama, atidarė daryti. Nieko nematau. O dabar? Tu manai, nemoku čia pirmėjo dėžuotę. Jaučiu, lietė! Kur man tenis? Sunku. Gerai, kai ne visai jėga tranko. Pataikai nuosi, ašaros pradėjo bėgti. Smagai. Šiaip gavai. Dar vieną. Gerai. Revanšą. Vėl pakuojas. Ui, so. Sunku. Labai gerai, šiandien tai ne naujokas, tai palankęs. Aš nesakiau, žygiai aš kaip bokso mėnesį lankiau. Bet muitai nesu lankęs. Dėkui tau, Zenai, kad pasirodai ir išdėsai pajausti muitai liutpą. To, ar gaublė. Aš ten norėčiau padėkoti Žygiui, kad sutiko daryti šitą dalyką, kad sutiko pradėti treniruotę, papasakoti apie save, savo iššūkius, kaip atrado užmą ir visą kitą. Tai labai ačiū jam, ačiū Citano klubui, bet priėmės. Linkėjimai Markai visų žiūrovom, kas stebi žiūri, palaikote, esate įkvėpimas mums toliau dirbti, judėti į priekį, augti ir dalyti su jumis šiuo gražiu. Susitiksim Lubmoj. Kaip taip.